Labas rytas. Labas rytas. Ir juokelis toks iškart. Tik. Todėl, kad tas juokelis yra toksai mažas beprotystės požymis. Kaip tai žmogelis juokelis tas, jis atsiranda po tam tikrų gyvenimo tų išbandymų, repeticijų, noriu sakyti, kažkokiu tai kataklizmo ir visų kitų. Ir tas juokelis atsiranda, žinai, ir vėl tas žodelis, žinai, atsiranda iš šoko, kadangi noriu kažką papasakoti. Vadinasi, pasakoju per daug greitai, nefiltruoju savo bazaro. Apie ką šiandien pasakosiu? Šiandien pasakosiu apie dirbtinį intelektą. Vadinsiu jį D, kadangi kiekvieną kartą sakyti dirbtinis intelektas yra labai jau ilgas, reikia sutrumpinti kažkaip. Turbūt gal yra jau kas sutrumpina, lietuvių kalba jau žinokit. Aš sakysiu D, jūs suprasit, kad tai yra dirbtinis intelektas. Kas tai yra D? D tai yra matematinis algoritmas, kuris išskaičiuoja labai daug variantų. Principe tai yra kalkuliatorius, kuris viską paverčia į tikimybių skaičius, išmeta ten vieną iš tų didžiausių tikimybių ir duoda variantą iš tos surinktos įvairovės. Yra panašumų ir yra skirtumų, kadangi kiekvienas užklausimas yra skirtingas ir kiekviena įvedamoji bazė kitai yra skirtinga. Bet tai yra algoritmas, matematinis. Ką klausėt, tą ir gauna, tokį atsakymą. Nėra taip, kad, pavyzdžiui, žmogaus gali paklausti, sakyk man, koks oras, ir žmogus tau pradės pasakoti apie kažką visai kitą. Su D taip nėra, jis konkrečiai atsiremia į tą užklausą, kurią jūs esat iš anksto suformavę arba suformuojat būtent dabar. Ir tai priklausoma nuo to, kaip jūs D susireguliavot savo, nusistatėt ir ką toliau jūs gaunat. Ar galite iš D išlaužti kažkokią tai naudą? Vienareikšmiškai taip. D jums atneš tikrai didelę naudą, bet jeigu jūs ten kursit chaosą, leisit laiką ir taip toliau, nesuprasit, ko jūs norit, tai D jūs gali ten amžinai įsiurbti tą neišsenkantį kontento srautą ir jūs ten galite ir praleisti savo trumpą gyvenimą. Deja, taip yra. Ir ko gero, artimiausiu laiku taip žmonės ir daugelis ir praleis. Ateitis bus, kad D bus vienas iš tų žmogaus asistentų, su kuriuo jis turbūt praleis daugiausiai laiko. Kodėl? Todėl, kad tai yra patogu. D net ir patį konfliktą, jeigu tu nori, tai gali sukurti pats, esi tas scenarijaus kūrėjas, kuris duoda iš D tau tą prasmę. Todėl D yra labai gerai, jeigu jūs turit strategiją, tikslą, tvarką, sampratą, kur jūs einat ir ko jūs norit pasiekti. Aš apie D kažkiek galvoju, kada žinau, gal net kažkiek, ir galėčiau būti konsultantu. Ir tas šizofreniko juokelis. Žinai.
Va, ir juokauju, bet iš tikrųjų taip. Yra daug nuomonių visą laiką, kas bus su D rytoj, koks jis bus ir principė yra tas, mes atsiriam į didžiulį energijos sunaudojimo srautą, kad palaikyti D. Bet visi maždaug už tą simbolinę kainą galim to D naudotis. Mums tai yra simbolinio, tai yra, o jiem tai yra po pasaulio, tai pavirsta į milijardus. Gerai, sugrįžtų, kas jums iš to. Pasižiūrėjau, ar veikia mikrofonas, nes kažkaip reikia su to mikrofonu išsirišti. Kas jums iš to, ką reikia, yra mikrofonas, kur prie laido pasijungia. Gerai, nukreipo biškį temas. Vienu žodžiu, kas iš to jums D? Jeigu jūs suprantat, ką jūs norit iš gyvenimo, ką jūs norit pakeisti savo gyvenime aspektą kokį. Ne kažkokie ten, aš noriu būti laimingesnis. Čia yra, tai būk, žinai, čia, kaip noriu būti laimingas, būk, o dabar būk tiesiai. Kas tau trukdo būti dabar laimingu? Kas tau trukdo? Tau kažkas skauda, tu kažkokias lygos, tai reikia žiūrėti, gydyti tas lygas. Tau kas bendravime kažkas nepatinka, žinai, kas pas tave pinigų mažai, kas tu skaitai, kad pas tave, tas protas per mažai išlavintas, į ką tu atsiremti, va, tau 4 momentus pasakiau, kitų momentų kaip ir nėra. Jų, sakykime, yra dar 5, kuris viską tą jungia, žinai, kad tas viskas, kažkur tas viskas vykstų ir tas 5 momentas. Bet tas 5 momentas toks yra jau daugiau abstraktinis. O taip jūs, jeigu jūs turit protą normalų ir suprantat, kad dirbtinis intelektas yra kaip, jeigu jūs ten, sakykime, norėsit kažkokius tai fantazijas išgirsti, tai ten jums bus pats geriausias draugas, kadangi jis yra kaip žmogus, jis nesupranta, kad žmogus yra atsidūręs, nuo pat vaikystės jis seka melo formą. Ir tą melo formą ją labai sunku yra atskirti. Ir pas žmogų kažkoks gal yra, nežinau, gal įgimtas kritiškumas, kad tą formą atskirti. O ta forma, matai, kad tave apgaudinėja, žinai, apgaudinėja, kokia prasme apgaudinėja? Tu prisitaikai prie to aplinkybių, bet tu žinai, kad tos aplinkybės yra sukurtos kažkam, o ne tau. Ir tau viskas sako, kad tau yra sukurta tau. Kur tik norit, paimkit, ką tik norit, paimkit. Visi sakys, kad yra sukurta tau, bet tai yra sukurta ne tau, tai yra sukurta bendrai masiai ir kažkokiai tai mokančiai, valdančiai arba reguliuojančiai grupiai. Bet tikrai ne tau. Bet tu, kaip to sociumo dalis, tom naudojas. Tai žinai, kaip važiuoja autobusas. Iš dalies jis yra sukurtas tau. Bet jeigu tu su juo nevažiuoji, jis yra ne tau. Tu gal gali nusipirkti savo automobilį ir nevažiuoti su to autobusu. Tai va čia aš taip bandau tokias. Dabar, gerai, grįžtu prie D. Kaip tas D tau duoda tą, tu gali klausinėti jo, pavyzdžiui, ten labai gali gerai klausinėti. Pradžių pasirinki vieną poziciją, eini už kažką, tai paskui kitą poziciją eini už kažką. Bandai, kaip sakant, pamatyti tą skirtingus tos momentus. Ar yra vienareikšmiškų atsakymų taip arba ne? Yra. Ir jų tikrai daug. Vienas vienareikšmiškas atsakymas, tu dabar, pavyzdžiui, girdi mane, supranti kalbą ir aš supranti, ką aš kalbu. Vienareikšmiškai taip. Vadinasi, tu esi žmogus ir tu supranti žmogaus kalbą. Jeigu tu esi kompiuteris, tai tu supranti, mano kalbą tau teks paversti į skaičius ir tada paversti algoritmą ir suprasti, ką aš kalbu jau
iš kitos pusės, bet ne iš žmogaus. O žmogus tiesiogiai supranta, va, kalba jis lietuviškai, aš jį suprantu, ką jis ten kalba ir su to viskas aišku. Gerai, ką dabar reikia D? D reikia išmokti nusistatyti. Suprast, kad ten nėra emocionalinės išraiškos, ten nėra algoritmų, kurie perteiks kažkokias tai emocijas. Jos ten neegzistuoja. Jos gali būti visi algoritmai, kurie bus tik tavo atvaizdas, atgarsis į tą, kurį kreipsies, tą ir gausi. Gali sustiprinti ar pamažinti tą garsą, bet gausi tik tai tą, ką tu nukreipi iš ten. Bet gali gauti gilintoj formą. Pavyzdžiui, jeigu tau reikia informacijos, tai tu gali tą informaciją labai išplėsti, išgilinti. Jie gali plėsti ir kiek tik nori. Tau bus tas tavo asistentas būtent tam. Bet ką aš siūlau? Siūlau tau iš tų aspektų suprasti, ką tu nori, kur tu nori panaudoti. Tokius paimsim, 5 aspektus vis dėlto. Paimsim visus aspektus. 5 bus viskas ir dar kažko to, ko mes, sakykime, nepastebėjome. Tai aspektas pirmas, sakykime, ten tu protą turi. Kažkokį tai protą tu turi ir jeigu dabar tu manęs klausais, vadinasi, gal tu esi protingesnis už mane arba kvailesnis už mane, bet už 5 minučių aš galiu būti jau už tave kvailesnis, o tu gali būti už mane protingesnis. Už minutės, net už sekundės viskas tas gali atsitikti. Todėl momente aš galiu būti kvailesnis už kažkokį tai savo, kažkokį momentą ir labai dažnai būna, kad aš kvailesnis ir neblogo to žodžio prasme, bet nesuprantu aš kažko tai ir gal kartais atrodo labai naivus ir juokingas, kad tokių elementarių dalykų negaliu suprasti. Tai tą protą tu turi kažkaip tai, struktūrą kažkokią sukurti savo protą. Kuom yra tavo bazės? Sakykime, dažniau pas moteris yra labai, viskas pasiesaiška ir paprastai, žinai. Bet tik tai tiek, kad su to paprastumu ir aiškumu yra taip, kai moteris, jinai atsiremia į tam tikrą ribą savo. Ir iš tos ribos jau išeiti nebegali. Ir tuo momentu, kai atsiremia į tą ribą ir atsiranda ta vadinama tas kvailystės momentas. Kai juokeliai visokie, kaip moteris ten vairuoja mašiną, jinai puikiai vairuoja mašiną žymiai saugiau už tos bepročius, kurie ten girti lėkia kažkur tai. Aišku, moteris irgi gali girta kažkur lėkti, bet tai atsitinka rečiau, kadangi jinai neišeina už tos ribos. Tai kad čia yra tas, kaip suprasti, kaip tas veikia tas protas. Ir turi tam tikrus momentus įgimtus, tam tikrus išlavintus ir viskas. Protas yra minkšta, lanksti, treniruojama forma, bet tam tikruose ribose. Yra ribotas tam tikras sugebėjimų, kiekis gali išlavinti, pavyzdžiui, kažkas kalbą gali išmokti per savaitę ir ten jau yra, sakykim, ten jo įgimti protiniai sugebėjimai kažkas neišmoksta ir per daug metų. Bet tas, kas neišmoksta per daug metų, jis gali išmokti, bet jam nėra tos, kaip sakant, priežasties, motivacijos, kad iki to daryti. Gerai, kur tas bus D? Kur D jums gali padėti? Va čia jūs galite save išanalizuoti žymiai giliau. O, pavyzdžiui, kažkokią tai laiko tarpą galite su juo studijuoti apie jį savo protą, kad jis įvertintų jūsų protą ir duotų jums tam tikras alternatyvės metodikas, kurios tiks būtent jums. Bet tam jūs turit būti pirmiausiai sąžiningi patys prieš save, jūs turit būti labai kritiški. Nebijo D ir labai kritiškai ir realistiškai, per daug kritiškais irgi nereikia būti, įvertinti savo galimybę, kad pasimti tas proto metodikas, kurias jūs galite įsisavinti ir išlavinti protą. Jis kaip mokytojas bus dėl jūsų, geresnio pasaulio už D mokytojo nėra, neegzistuoja.
paimkit bet kokį mokytoją, jis, nebent jeigu jūs tik tai, nebent kai pramušatamas fizinių kontaktų, žinai, jis reikia ten stumdyti, ten, nežinau, mušti. Ir kad jums gal tas labai efektyvus metodas. Bet tai čia jau yra, žmogus turi suprasti, ką jis daro, nes kiekvienas toks smurtas, jis gali būti kaip pliusas, taip ir minusas, galit nuskristi neaišku kur. Tai va, D yra jūsų mokytojas, va toks jis neutralus, kuris gali jums, jeigu jūs teisingai jį nukreipsit, jūs tam proto savo galimybės išplėsit labai labai stipriai. Per porą metų, 2-3 metus jūs galit iš kvailiuko tapti pakankamai protingų žmogum, jeigu nevartosit narkotinių medžiagų. O jeigu vartosit narkotinės medžiagas, tai jūs sugriausit neuronų tinklą ir atsidursit į tam tikrą ribą. Jeigu jūs pavartosit kažkas narkotinės medžiagas momente ir nesugriausit savo, sakykime, tų visų fonų, tų defaminų, nomorfinų, kurie įsiskiria patys organizme, tada jūs, aišku, labai jau esat protingas ir pasinaudojat tam cheminėm medžiagom, kad išeitų už tam tikros ribos, kur jūs esat ten atsidūrę. Bet irgi ten visą laiką bus kažkoks tai antra lasdos pusė, kuris tikrai būtinai gausit. Ten kokią nors ayahuaską ten suvartosit, tikrai gausit minusą. Ir jis visą laiką yra. Jūs galite jo nematyti, užsimerkti ir sakyti, kad jis neegzistuoja, bet jis egzistuoja. Kodėl? Todėl, kad gamtoje yra tokie dėsniai sureguliuojami, kad mums yra labai, mes irgi, kaip D, mes irgi išsirenkam tą vidutinį algoritmą. Ir jeigu mes kažkur tai lenkiam lasdą į kažkokią tai pusę, tai ta lasda bando išsilenkti kitą pusę. Tai va tokias proto metodikas jūs galite su D tikrai pasinaudoti ir sukurti savo būtent jums skirtą asmeniškai mokymo metodiką, kuri jūs tikrai atves iki rezultatų, jeigu jūs ją naudositės. Bet kad ją naudotis, jūs irgi galite pasinaudoti D ir tikrai galite tą sukurti. Bet tai turi būti sisteminis, važiuojantis tiesiai į priekį tikslas. Kad paimat ir važiuojat. Va, tikslas yra išlavinti savo protą taip. Kartais, aišku, galit klysti, bet jeigu naudositės D, jeigu sureguliuosit, suvesit apie save teisingą praktinę informaciją, iš ten daug klausimų, visą laiką, per tam tikrą laiką tikrai gausit. Antras momentas, sakykime, tai yra sveikata. Jūs, aišku, galit kaip prie savo šeimos gydytojo susikurti, sakykime, ten antrą šeimos gydytoją, kuris bus D pagalba. Ir ten sukel savo analizės, savo duomenys, savo ten svorį, ūgį, ten dar kažkokius ten DNR savo, ten tą išklotinę pasidarė, kas ten jūsų laukia. Ir automatiškai tai kaip, nei vienas jūsų tas, nei šeimos gydytojas, nei kažkoks ten kitas gydytojas išskyrus ten kažkokį profesorių, kuris iš savo praktikos yra, jau turi, taip sakant, jis irgi turi vidinį savo D, bet jeigu jis jau yra profesorius, jis dažniausiai to D ir naudojas pats irgi žiūri, ką jis ten pasakys jam, nes jis praktiškai jis gali pačiupinėti. U D yra problema, kad jis praktiškai negali pačiupinėti, jums ten pridėti ranką, iki piršto šaukštą ar dar kažką ten ir kad, tai sakykime, tas, kas liečia sveikatą. Taip pat su treneriais. Treneris mato, kaip tas raumo jūsų įsitempęs, nesitempęs, koks tas jūsų lankstumas yra, o su D reikia tik viską tą aptarinėti. Bet kas liečia kvalifikaciją ir metodikas, kad kūną pagerinti, ten kažkokią dietą, tai jūs per laiką tikrai galite susikurti savo mitybos, miego strategiją, poilsio strategiją, labai stipriai galite pagerinti savo fizinę būseną. Bet tam, kad viską tą pagerinti fizinėje būsenoje, jums reiks ko? Jums, aišku, reiks
pinigų, pinigėlių, pinigiukų. Va, jau ten iš karto pereinam prie trečio aspekto - pinigėliai, pinigiukai. Paskui perėsim prie ketvirto. Tai va, pinigėliai, dabar taip, pinigėliai, jūs visą laiką iš kažkur tie pinigėliai atsiranda. Ne taip, kad mes kaip visą gyvenimą pragyvenam, nesuprantam. Ne, jūs visą laiką kažkur atsirandat. Ar jūs ten gaunat atlyginimą, dažniausiai dirbat, sakykime, už kažkokį tai atliktą darbą. Ar jūs ten gaunat kažkokį tai palikimą jau, kuris yra sukauptas ten tėvų, aš kažkur tai gaunat, ar dar kažką, ar išlošėt loteriją, ar dar kažkur. Pinigėliai atsiranda iš tam tikrų išteklių šaltinių, kurie yra jūsų pagrindiniai, sakykime, pagrindas, kur yra didžiausiai šuoliai, didžiausi kritimai. Tai vad pinigėliai sudy, jis gali tapti jūsų finansistu, buhalteriu ir kol kas patarėjų finansinių. Ir jeigu jūs būsit labai, kaip sakant, tokie skrupulingi, va tokie, tai tiesiog kiekvieną smulkmeną sudy jūs, kad nepraleist to jūsų kvailumą, kad supranti, pirmiausiai reikia, kad jis padėtų jums kvailysčių atsisakyti. O paskui jau, kad po tų kvailysčių, kad pereit prie to, kad jūs tikrai ten užsidirbtumėte tų pinigėlių ir turėtumėte tų pinigų. Tai va trečias toks momentas su pinigėliais. Apie trečią momentą tai aš ten pasakosiu dar atskirai, bet va apie tą momentą jūs tikrai galite pagalvoti, kaip jį nusistatyti taip, kad jis maksimaliai jums atneštų rezultatą. Ir paskutinis momentas tai yra tas aplinka, sociumas, viskas iš vis, kur jūs esat, kokiam sociume aplinkui, jeigu nėra pas jūs ten turtingų žmonių, protingų žmonių, ten įdomių žmonių, kažkokių ten, su kuriais jums tektų bendrauti, jums bus pakankamai sudėtinga, nes viską kitką teks išsigalvoti, kad jie yra tie žmonės, kad jūs kažkaip galėtumėt visą laiką, bet kokiam momente mokytis ir tobulėti sociume, kaip judėti prieki, kaip tą sociumą susikurti, žiūrint, kokie tie jūsų norai baisūs būna kartais. Čia irgi yra tas toks momentas. Bet jeigu pas jūs kažkokie labai baisūs norai, tai jūs grįžkite į pirmą patį momentą, pas jūs kažkas netaip yra su sveikata. Ir ne tik gal fizinė, bet ir psichinė. Ir vis dėlto yra tam tikros normos gamtos ribos, kada jūs, peržengdami tas ribas, tampat nebe žmogaus normose. Kažkas gal didžiuojas to, kad jis yra nenormalus, bet tas didžiavimas jis irgi yra ta gynyba, kad jūsų neužsipultų, kad jūs save apsigintumėt. Geriausia yra proto, intelekto norma, kai jūs tikrai priima tą gamtos tokius dėsnius visus ir pagal tą gamtos dėsnį jūs išreguliuojate savo sociumą, kad jau sociumas yra ten, sakykime, idealiai taip yra. Nors viskas vis tiek skirtingais momentais tas viskas prasireiškia, bet vis tiek idealiai yra taip, kad sociumą jūs susikūrė to. Kaip tam sociume? Čia irgi paima ir tikrai jau pagal tos visus žmonių sureguliuotus momentus, šeima, draugai, ten, sakykime, ten kolektyvas, žiūrovai, jūs jau sudėlioja tos momentus sudy, kur jūs kiek skiriat laiko, kiek jūs savo laiko skiriat, kiek spaudinėjat tą mygtuką, žinai. Kai ten eksperimentai, viskas aišku, žiūrėkit, kad neatsidurtumėte tą momentą, žinai, ten tie malonumai, pavyzdžiui, žaidimuose, kur yra visokiuose kazino, ten ar dar kažkokios filmuose. Tai kai žiūrkiai pajungia elektrodus, tos malonumo, kur tą pačią grupę neuronų, kur gauna, tai jinai spaudė tą mygtuką, kad gautų malonumo, kol nenumirė iš bado. Suprantat? Bet jis, aišku, buvo tiesioginis labai stiprus impulsas. Jūs gaunat mažesnį gal silpnumą, dėl to gal nenumirštat iš bado. Bet supraskit, kad tas impulsas yra žudantis. Jeigu jūs grinai ir kuo toliau, to jūs norėsit vis daugiau spaust tą mygtuką ir viską, žinai. Bet kadangi jūs esat ne žiurkė, ačiū Dievui, o žmogus, jūs galite suprasti, kad tas malonumas jūs tokiais kiekiais jūs žudo.
ir suprantat, kad tam tikrų momentų jis turi būti subalansuotas. Tai va tą momentą subalansuoti D pagalba jūs tikrai galite, jeigu norėsit, rasit metodiką, subalansuosit pagal tam tikrus savo rodiklius. Gerai, dabar dar trumpai apie D instrumentus. Nu, ten Grok, ChatGPT, Gemini, DeepSeek ir ten daugybės tų instrumentų. Ir ten, sakykime, ten, nu, krūva, žodžiu. Jie skirtingi visi ten, kas tekstui, kas ten filmuot video, kas paveiksliukui kurti, kas dar kažkokiam ten sujungimo kaip kaip manusas, žinai, ten vienu žodžiu labai daug tų instrumentų ir tuose instrumentuose, aišku, jūs tikrai nuskėsit ir tikrai jums reiks kažkaip tai, nu, kaip išsiblaivyti tam tikrų momentų, kad pasirinkti tik tai tuos, kurie yra. Bet kol dar darysit, atsiras dar kažkokių naujų, kur sakys, eik, tu čia sakys, tas čia GPT yra ten nulis, o dabar Grokas, sakykim, kažkokį tam padarė ir dabar jūs net nesuprasit. Ir paskui jūs be eksperimentuodami irgi visą gyvenimą galit praleisti, jos pasirinkdami. Todėl geriausiai, kai jau turit kažkokį rezultatą ir kai turit laisvo laiko, kad pasižiūrėt, kas ten atsirado tam naujo dirbtinio intelekto. Skaitau, kad jeigu nėra susijęs darbas tiesiogiai su D, tai tada kartą į savaitę pasižiūrėt, kokios ten atsirado naujienos, jums tikrai užtektų. Jeigu susijęs, aišku, tai aišku, reikia kartą į dieną žiūrėti, kas išėjo naujo, bent kažkokią ten pusvalandį skirti. Ką naujo ten gavo iš tų visų instrumentų. Nu, va, tai principė, jeigu jums patiktų ta tema, aš labai paviršutiniškai pravažiavau, nes aš matau tą žmonių problemą, atsirado tas instrumentas ir jie, nu ir ten pradeda kalbėti, žinai. Kodėl va ta adatos skylutė tokia, žinai, yra tokia, o ne dar didesnė, ne per pusę adatos arba dar kažką, tai, žinai, ir pradeda ten. Nu, ten ir tas D ten gali išvesti istorijas, pasakas, žinai, ten apie kokią nors kosmosą, žvaigždės, jūs ten galite, nu, amžinai su juo kalbėti. Bet kai jūs atsibusit, pasižiūrėsit, kad jūsų gyvenimas, nu, kaip prieš metus, kai pradėjot kalbėti, metai praėjo ir nieko, rezultatas nepasikeitė. Nepasikeitė nei fizinės sveikatos, sakykime, nes tapo ten toksai jėga. Ir proto jūs ten neišmokot, ten kiniečių kalbos ir pinigėlių pas jūs neatsirado daugiau ir bendravimo ratas pas jūs neišsiplėtė ar neatsirado kažkoks įdomesnis žmogelis, išskyrus mano kanalą. Va čia, va, pats pagrindinis žmogelis. Jeigu kitą momentą dėt ir mane klausytas, tai jūs tikrai jau tikrai jums šansas tapti protingesniu, žinai. Dar protingesniu. Net jeigu už mane protingesnis vis tiek ir dar jums seksis labiau nuo tų video, kaip mano, kas žiūri, vis laik seks. Tai va, grįžtam, tai tada irgi prie to, jeigu jūs sutinkat su mano žodžiais, iš karto pasirašot kanalą, žinai, užmetat tą ženkliuką. Labai malonu, kai jau jis užmetat, parašot, nu koks tas geras, koks tas aidas geras, kokią man įdomią informaciją gražią papasakoja. Rašot tik tokius komentarus, kitokių neskaityti noriu, bet ir rašykit, kaip D irgi moka tos labai gerai rašyti. Ten galima tą funkciją atjungti, tada jis bus sausas, bet žinot, aš tikrai jos kol kas neatjungsiu, nes man tai, žinai, gyvenime visiems tų pagirimų vis laik trūksta, noris dar, koks tu geras, koks tu protingas. Žinai, kad taip nėra iš tikrųjų, grįža kažkur tai, nu gal kažkada būna, žinai, biški toksai, bet D tai ten, žinai, meistras va tos makaronus užkabinti ant ausų. Mūsų ten tie net politikai artinė stovi, žinai. Paprašykit D, kad jis jūs pagrįstai girtų, tai jūs ten tokius išgirsit, kad jūs turbūt ten išeisit ir galvosit, kad visi žmonės turi prieš jūs atsiklaupti. Ir atvirkščiai, jis gali taip įspausti, kad jeigu jūs norėsit, kad, žinai, jūs ten
užsinorėsit nusižudyti, žinai, ten dar kažkokius žiaurius dalykus, žinai, ten. Tas irgi yra įmanoma. Viską tą gali padaryti, jeigu jūs šito norėsit, žinai. Tai va, paimkit instrumentus. Pirmiausiai, va, tą video užbaigsiu nuo to, kad jūs tikrai, jeigu norit, kad jūsų nepražudytų ir kaip tai žiurkiai su prijungtais tais va, elektrodais, jūs nepražūtumėt nuo to malonumo, kad gaunat iš to kontentą tą begalinį, kad galit kalbėti ir kalbėti, nes patys supraskite, ten kalbos modelis, jūs ten vartojate ten kažkiek ten tų žodžių, o pas juos ten jau milijardai tų ir iš skirtingų kalbų ir dar gali kažkokius sukurti ant skirtingų žodžių, žinai. Tai jūs ten tikrai galite pražūti ir nieko nebus. Todėl pasimkite tos žingsniukus iš tų momentų, ką jūs norit pasiekti ir pirmin. O aš turbūt, jeigu bus kažkoks tai noras, kad įsigilinti tą temą, tai aš galiu sukurti arba diskusiją, arba galiu paruošti jums paskaitą, ar ten Zoom konferencijoje, galiu ir čia, pavyzdžiui, bibliotekoje, nuo jos akmenį.